Labas vakaras, mėly šios transliacijos žiūrovai. Sveikinamės iš Kauno, iš akademijos. Čia sugrįžta Lietuvos studentų futbolo čempionato kovos ir šiandien. Na ir dabar svečių komandos ataka, puikiai proga ir 1-0 šiose rungtynėse, pačioje rungtynių pradžioje. Aišku, padarė darbą Klaipėdos universiteto labui. Ignas Paulius, jo smūgis iš toli. Baudos aikštelėje Kublickas kamulio nesiekia. Čia kapitonas, dar vienas perdamas. Galbūt dabar ir smūgį išvysime, ne. Klaipėdas, Ignas Paulius, šalia jo Dedūra. Ir Ignui Pauliui tenka atsitraukti. Jurgelevičius. Dabar jau iš... Čia gali būti potencialiai pavojinga, 3 prieš 3, aišku, sugrįžta dalis klaipėdiečių. Geras perdamas čia, Gustas Gudukas ir kamuolys. Jo tolimas perdamas, eina į kovą ir Matas Keblys. VDU yra su kamuoliu. Štai čia gražus Guduko klaidinantis judesys. Dabar čia gali būti smūgis, jis yra antrojoje galimybė. Vartininkas atmuša kamuolį, Emilijus Jermolajevas šalia, rezultatas tampa 2-0. Dar viena galimybė. Kova dėl... Ir Jermolajevas. Jurgelevičiui. Šis į priekį, nuošalės nėra, Ignas Paulius. 3-0 ir tvirtina pozicijas kovų. Bet ten buvo pirminėje stadijoje geriausia proga. Dar vienas smūgis ir dabar jau Darius VDU komanda žaisdama namuose. Dabar jų situacija. Reinas Batutis kovoje dėl kamuolio ir kamuolį atkovoja. Siėmė iš savų vartų. Minėjau, kada čia gražus Reino Batučio veiksmas ir nuošalė. Gustas Guduka. Šiukštinis. Ovsenko. Lieka su kamuoliu jau baudos aikštelėje. Šansas mušti, Reinas Batutis ir Rygos. Galbūt jau ir nelabai kelia šios rungtynės, kalbant apie nugalėtojo klausimą, nors neskubėkime. Šiukštinis krenta ir čia pražanga dešinę. Ir čia smūgis į vartus, nebent po jo jau bus atliktas keitimas. Čia yra šansas. Matama 1-2. Vilnius Tech panašu iškovojo pergalę 3-2. Įmušdama 2 įvarčius antrajame 3 prieš 4, 3 prieš 5. Baudos aikštelėje kamuolys, toks smūgis, bet kamuolys keliauja pakankamai toli nuo vartų komandos sienelė. O smūgį vis tik atlieka su 7 taškais Lietuvos studentų futbolo čempionate. Ačiū Jums. Atvažiavom, neslėpsim, atvažiavom pasimti taškų. Galvojom, kad bus tikrai sunkios varžybos, nes priešininkas, manyčiau, vienas iš tokių stipresnių lygoje. Šiandien tiesiog manau, kad užpuolėm per pirmą kėlinį. Galbūt priešininkas pakilo per aukštai, norėjom jos pasiviliuoti, pavyko, įmušom greitus įvarčius. Pirmas greitas įvartis įkrito, antras toks įdomus įvartis gavosi ir trečias jau užfiksavo, kaip sakant, antrą kėlinį varžovas bandė biškį mus paspausti, padarėm 2 keitimus. Gerai sužaidė mūsų naujai įsibėgėję žmonės, tai yra tiek Vilius pirmam kėlinį, tiek Emilis debiutavo, įmušo 2 įvarčius. Manau, kad per pirmą kėlinį viską pavyko praktiškai išspręsti. Aišku, tikslas turbūt galiausiai būtų toje galutinėje pirmoje vietoje, bet ar turit galbūt tikslą ir apskritai visas 10 rungtynių laimėti? Mūsų tikslas yra nežiūrėti į priekį, žiūrėti kiekvienas varžybas atskirai. Kas po pirmo rato pasimatė, kad puikiai galim žaisti, puikiai galim laimėti, puikiai šiais metais surinkta komanda.
Dabar žiūrėsim sekančias varžybas, irgi išvyka, irgi varžovas pastoviai, kuris gali pakišti koją ir yra mums pakišęs ne vieną kartą. Tai bandysim į tas koncentruotis varžybas, o toliau jau žiūrėsim. Kaip su ta sudėtim, kai kurios komandos kartais turi tų problemų surinkti vieną ar kitą žaidėją į tą sudėtį, kaip pas jūs dabar, galbūt dar kažkas prisijungs jau nuo artimiausių turų? O šias varžybas susikomplektavom būtent taip, kaip ir norėjom, sakysim, kadangi neslėpsim, turim savo žaidėjus, kurie atstovauja savo klubus, kurie klubai rytoj žais ir šiandien žaidžia taurės varžybos. Tai mes turim laviruoti, susitvarkėm taip, kad galėtumėm atvažiuoti, turėjom 2 keitimus, pasiplanavom, kad turėtumėm tos 2 būtent keitimus. Kiti mūsiškiai studentai šiandien žaidė Minijevą, rytoj žaidžia Neptūnas taurę, tai kad vyrukai pailsėtų visą kitą. Tai kitą savaitę turėsim, manau, ant suolo žymiai daugiau, planuojam turėti ir manau, kad dar stipresni būsim. Taip, pirmiausia, gal norėčiau visus pasveikinti su prasidėjus to antrų ratu, kai visada gavom pirmam ture pirmos lygos pirmo rato lyderį ir tikėjomės įkasti, ruošėmės tam, žinom, kad atvažiuos gera komanda, gerai žaidžianti, tiesiog nepavyko planas, ko tikėjomės, taip viskas sugriuvo labai greitai, grubios klaidos, bet čia tik pirmos rungtynės. Visada studentam pirmos rungtynės jos yra labai įtemptos po tam ilgos pertraukos, bet aš manau, viskas bus gerai. Ten tas antras įvartis toks buvo įdomesnis ir švilpukas buvo. Gavot paaiškinimą, kas ten nutiko? Ten kažkas tikrai kuriozinė situacija, nėra tekę pačiam šito patirti, bet kaip patiri pats savo kailį, atrodo labai keista. Buvo švilpukas iš tribūnų ar iš kitos aikštelės, žaidėjas sustojo ir praleido man antrą įvartį. Kuriozinė situacija, bet pasitaiko. Esat po to pirmo rato 3 vietoje. Ar tai ir yra tikslas išsaugoti tą 3 vietą, ar galbūt dar bandysit žiūrėti Vilniaus universitetą? Aš manyčiau, mūsų tikslas būti prizininkais, o kokios spalvos, tai čia šiandien jau pamatėm, kad jau Klaipėda bėga toliau, tai jau bus sunku pagauti, bet aš manau, jeigu išlaikysim 3 vietą, bus labai geras rezultatas.